Sveikas, YouTube, čia aš Frostas ir šiandien aš pristatinėsiu modą, kuris vadinasi Dragon Mount. Dragon Mount čia toksai modas, kur tu gali skraidyti ant visokių drakonų. Jo. Kad matote, aš čia parašiau kai kurios drakonus, čia visi. Ir čia žiauriai daug. Nelabai, bet 7 kročių. Pirmas drakonas vadinasi pabaigos drakonas. Pabaigos drakonas čia paprastas pabaigos drakonas. Pragaro drakonas čia aš tikriausiai parodysiu. Aš žiūrėjau tingiai laukti, kol jie dabar atsiras. Aš tiesiog parašysiu Dragon tarpas stage ir po to kokį jūs norite daryti. Nors jūs norite užaugusi, aš surašyti adult. Padariau ir pabaigos drakonas jau čia. Ir čia gali skraidyti. Ir viską tokį daryti. Nors dabar čia pragaro drakonas. Jis atrodo va taip. Pragaro drakonas. Kaip sakau, jis čia. Dabar čia sniego drakonas. Jis mano mėgstamiausias. Jis atrodo va taip. Ir jis biškai tokio, nežinau, kaip pasakyti netgi. Kročiai jis kada vaikšto, po juo atsiranda sniegas. To čia vandeninis drakonas yra. Jis Kasper. Okei, bandom iš naujo. Jis atrodo. Karočią, aš dabar paversiu visus vandeninius drakonus. Rašydamas Dragon Breed ir po to kokį norite. Aš dabar pažiūrėjau vandeninį norite, aš rašau Water. Ir vat taip jis ir atrodo. Aš manau, kad jie visi pavirsta į vandeninius. Bet ne, aš klystu. Gerai. Aš šitą nežinau, kad jie tai daro. Nu, gerai, dabar žinosiu. Ir jūs žinosit. Taip. Tai va, tas vandeninis drakonas. Žiauriai mielas. Taip, dabar ugninis drakonas. Čia Enderlordo mėgstamiausias. Taip. Ir jis atrodo, vot. Taip. Gerai. Mano drakonai tikrai nesiklauso. Kodėl aš jis gaunu sniego drakoną? Gerai, tada Dragon Breed ir rašom Fire. O, jis va taip atrodo gražiai, ne? Ir čia toksai drakonas, kuris čia lengviausia gauti. Oro drakonas. Rašom adult. Aš tai supratau, kas čia su jais yra tokio. Ir aš tiesiog parašysiu R. Vo. Čia taip oro drakonas atrodo. Avataras kažkoks. Ir čia toksai vaiduoklinis drakonas. Kad jį įspaunti reikia, kad būtų žiauriai tamsų vietoje. Nežinau, ar man dabar pavyks, nes aš nekart jį nebandžiau spaunti, bet... Pažiūrėsiu. Kodėl? Karočią, Dragon Breed Ghost. O taip pat jis atrodo. Skeletonas kažkoks. Ja. Ir aš tai sugrįžtu. Ir aš sugrįžau. Ir dabar aš jums pasakysiu, kaip juos prisiauginti. Kad prisiauginti drakoną, jiems reikia davinėti žuvį. O. Kokit partiklus jums, nes aš dabar nematau. O. Все, jis dabar man. Jo, šis drakonas dabar mano. Kad ant jo skraidyti, reikia uždėti ant jo sadalą. Uždedam, jis atrodo gražiai. Ir ant jo galima skraidyti. Ja, va taip. Kokie jau tie mūsų kontrolės, aš jau pamiršau. Nu, karočią,
Būna, kad kada jūs ant jų atsisėdat, jums rašo, kad trolis. Ai va, R, kad skristi į viršų. O, man atrodo, F, kad į apčią. Na, būtų patogu skraidyti. Jo. O kad jas pasadinti, reikia jiems davinėti kauliuką. Jo. Paspaudžiat, jis tai vat atsisėda gražiai. Geras, ne? Na ir čia viskas, ką šitą modą turi. Jeigu jums patiko šitas video, pastatykit laiką, galite netgi subscribinti, jeigu jūs labai norit. Aš žiauriai noriu, bet nežinau, jeigu jūs norit. Ir su jumis buvo Frostis ir